Labadiena visiems mūsų YouTube kanalo su Žalgirio žiūrovom. Šiandien prie mūsų Respublikos apskrito stalo, gerai jau jums pažįstami, mūsų šitos laidos ekspertai, tai buvęs valstybės vadovas Artūras Paulauskas, taip pat socialinių mokslų daktaras, ekonomistas ir ambasadorius Vytautas Naudažas ir filosofas, visuomenininkas, kultūrologas Vytautas Rubavičius. Iš tikrųjų, pasaulyje pilna įvykių ir kaip tik nutarėm pakalbėti apie tas aktualijas, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta pasaulyje ir kaip aplamai Lietuvos politikai reaguoja į tai, kas vyksta pasaulyje. Ir kuo tas gali aplamai mūsų visi tie veiksmai atsiliepti pačiai Lietuvai ir jos gyventojai. Tai gal, gerbiamas Artūrai, pradėkim nuo to, kad pradėkim nuo mūsų tos aktualijų, kurios dabar įvyko praėjusią savaitę, šalia to, kad įvyko čia tie karo veiksmai prieš Iraną ir Jungtinių Amerikos valstybių, įvyko atsakomieji smūgiai. Tai žiūrėkit, Vytautai, gerai, padarėt pačią pradžią, perjungnami į tuos tarptautinius dalykus ir pasinaudosiu jūsų vienoj laidoj pasakytą mintim klausimą duodamas Artūrui, vis tik apie mūsų tą užsienio politiką. Ten yra, kadangi Vytautas pasakojo savo vizitą Paryžiui, kada atsisėdęs pasakė, kad iš Lietuvos ir iš karto taksistas, čia jūs tie, kur Maskvą erzinate, ne? O antras klausimas, kur jūs tos kiniečius susipykot? Kadangi labai gerai informuoti, va taip kaip Vašingtone taksistai, taip pat Paryžiuje ir iš karto mūsų vizitinė kortelė. Ir mūsų, kas jūs čia per išsišokėliai tokie. Ir va dabartiniai situacijoje, kada va tie tektoniniai lūžiai pasaulyje labai aiškiai ir tuos takoskyros skyla į dvi dalis, ką mes turim darom ir kaip vertinti mūsų visą tą užsienio politiką. Pradedant su tuo mūsų valstybės vadovo, kuris ir jo paskirtų užsienio reikalų ministrų. Kur aš nežinau, sureaguota buvo į tą karo pradžią, tai aš perskaičiau, pradėjau kalbėti vėl Nausėda ten, kurį laiką tylėjęs, kada namų ten tos visokios valdų buvo kaip ir skandalai, bet dabartiniai toj politinėj situacijoje, jūsų manymai, į kurią pusę kryps ir kaip jie vertina šitos dalykus. Kada tiek kritikos turėjom Gabrieliui Landsbergiui, bet atėjęs Kęstutis Budrys, kuris jau čia ir tarp eilučių visur ir prezidentų save mato, vis tik tai niekas nepasikeitė nuo mūsų tos. Vis tiek, užsienio reikalų ministras, aš manau, turėtų būti profesionalas. Bent išmanyti šitą sritį, bent jau kiek tai patirbėjęs praktikoje būti toje srityje. Nei Landsbergis, nei Budrys neturi tos patirties. Taip, jie ten kažkur tai padėjėjais buvo, ten patarėjais, bet rimtai dirbti toje srityje jie neturėjo patirties. Kitas dalykas, vis tiek, atėjusi į valdžią partiją, jinai turi formuoti tą politiką. Jinai turi žinoti, ką jį darys. Sakykime, socdemai kritikavo, konservatorius, siekė šitos rinkėjų populiarumo, atėjo į valdžią ir ką mes pamatom užsienio politikoje? Nieko, absoliutiškai. Tęstinumas. Kaip buvo, taip tęsiasi, kaip, žmonės, man sunku paaiškinti, kodėl. Kodėl. Ir pasižiūrėkit, balionai skraido, pasimetimas, laksto po Vašingtoną, laksto po Briuselį, laksto dar kažkur. Neaišku, ar juos reikia numušinėti, ar reikia diplomatiniam priemonėm tartis. Jeigu yra užsienio reikalų ministerija, reiškia mes kažkokį diplomatinį darbą turim daryti. Dabar iš užsienio reikalų ministerijos irgi mes girdim, aš kitą kartą pagalvoju, kad jie sumaišo krašto apsaugos, gal reiktų pavadinti, užsienio reikalų karo ministeriją, kad jau būtų kaip Vašingtone, kad būtų aišku, Diplomatų neturim vien tik tai kariškius. Diplomatų nereikia, diplomatai kalba šiek tiek kitokią kalbą ir atsargiau ir visą kitą apmąstantis. Dabar vyksta tokia, agresyvi tokia kalba. Bet gerai, ministras tegu rūpinasi, kaip mūsų žmonės iš tų kraštų atskraidinti. Dabar atskrenda lėktuvas, sako, mūsų iš vis nieks nesirūpino. Mes patys suradom tą lėktuvą, atskridom, ten liko
Nu, aš nežinau. Nu, negi sunku pasamdyti lėktuvą, kokį drąsų lakūną, kad jis nuskristų ir parskraidintų mūsų šitos piliečius. Šiek tiek įsiterpsiu, gerbiamas Artūrai, kadangi paskutinė informacija, kuri sugrįžo iš lėktuvo, va šiandien nusileidusiu, tai pasakė, kad lietuviai nusintė lėktuvą gelbėtai didesnė dalis užsieniečių prisirinko, o neturėjo jokios informacijos iš urmo pamesti tie kiti, kurie lietuviai, kurių buvo skirta, susėdo kiti į Vilnių. Bet aš manau, kad čia nebuvo mūsų nusiųstas tas lėktuvas. Čia, bent aš tiek, kiek skaičiau, tai... Baltai gal. Čia ne, čia to... Žemė? Dubajaus, Bet jisai buvo skirtas Lietuvai. Ir jie kaip tik, va tie, kurie... Nu, nei pusė lėktuvo tų lietuvių nebuvo. Ir jis buvo beveik, sako, pustuštis, galėjo ten skristi, kiti. Ir pasigėdo būtent užsienio reikalų. Bet jeigu mūsų siūstas, tai kodėl jie po 1000 mokėjo už bilietą tada tie, kur skrido? Čia kur dursi, ten yra skylė. Ne, tai taip, aš suprantu, toj pat parašys, Bet atsiprašau, ko ten skraidot, jeigu pinigų neturit. Tai atsakyti, bent užsienio reikalų ministras šitos klausimus galėtų spręsti. Kitas dalykas, prezidentas, kaip ir atstovauja mūsų šalį, reprezentuoja mūsų užsienio politiką. Jūs pažiūrėkit, Makronas sako, aš čia tuoj po skėčių branduolinių paslėpsiu ten kiek 7 ar 6 valstybės. Prezidentas sako, tai čia mums nerūpi, mes su Amerika, reiškia, turim šitą reikalą spręsti. Maskva puls. Palaukit, su Amerika. Geriau nekalbėtų tada nieko. Geriau nekalbėti, tokiais atvejais geriau yra nekalbėti. Yra žmonės, kurie atseit nori pajuokauti, bet gaunasi iš savęs pasijuokia. Tai tokie pasakymai, tikrai rodo, kad neturi, kaip sakyti, jokios pozicijos. Jau tą matydami, kas vyksta pasaulyje, prancūzai, britai, vokiečiai, bando šitoje situacijoje orientuotis ir keisti savo poziciją. Tas pats Mersas sėdi Vašingtone, tarėsi, kaip darysim, ką darysim. Ir Lenkai apie branduolinį ginklą. Lenkai tiesiai pareiškė. Turkijos Net estai kažką apie branduolinį ginklą pradėjo kalbėti. Kad reikalingas skydas, būtinas skydas rytų flangui. Jeigu tu prezidentas pradėk nuo konstitucijos, konstitucija mums draudžia turėti branduolinį ginklą, tai pradėkit keisti konstituciją, nes kai jie atveš, tai čia dar konstitucijai prieštaraujamas, teismas pasakys, kad negalima. Tai skydas yra... aš toks šiek tiek, čia nereikia jo net atvežti. Bet vis tiek jau reikia kažką bandyti tuos keisti. Kitas dalykas ten parašyta, kad užsienio politikoje mes vadovaujamės tarptautinę teisę. Tai irgi kaip ir pasijuokimas gaunasi, jeigu mes pritarėm viskam, kas vyksta. Tai irgi keisti reikia. Reikia daug ką pradėti nuo tokių svarbių kaip konstitucija dalykų. Kitas dalykas, mes turim patys susiprasti. Ar mums reikia kariauti tiek frontų su Kinija, su Rusija, ten dar su kažkuo, mums su Baltarusija, mums irgi reikia kažkokių tai sąjungininkų, draugų ir kad galėtumėm apsiginti. Jeigu konstitucija, tai vėl duokit Žalimui išaiškinti, tai jums tai paaiškins, kas ten, kaip reikia suprasti, kad ten ir okupacija yra, kad teisėta pagal Lietuvos konstituciją čia, atsiprašau. Jo, bet aš galvoju, kad su užsienio politika šiandien, bent jau pastaruosius, kur tai turbūt 6-7 metus, jau atrodo, kad mes klaidžiam, nežinodami. Pasaulis pradėjo visiškai kitaip elgtis, atėjo Trumpas, Rusijos agresija, visa kita, ir čia mes nerandam savęs, ir akivaizdžiai čia rodo. Kitas dalykas, su ta Kinija niekas nepaaiškina, kodėl tokie buvo priimti sprendimai. Kas nors atsistotų, paaiškintų, vien tai, kad ten, reiškia, koks tai komunistinis, totalitarus, autokratinis režimas, tai jų pasaulyje kiek nori. Ir mes su kai kuriais bendraujam. Lenkija yra strateginis partneris Kinijos įvardyjimas. Taip, Be vizų gali važiuoti Lenkai į Kiniją. Be vizų. Tai apie ką jūs kalbat? Komunistinė Kinija pas mus, tas yra dar naudojama. Ir iš Kinijos neišvažiuoja. Tai Mersas, ką tik tai Lenkai, tai ten dabar Trumpas ruošiasi važiuoti. Kitaip sakant, visi gali važiuoti išskyrus mus.
Tai man turi kažkas tai paaiškinti, kodėl taip mes pasielgėm. Aš nerandu protingo paaiškinimo. Tai mano supratimu, kad jeigu artimiausių laikų nesusės, aš net negaliu pasakyti, o teisingai, kai sako, išskirkit kažkokias politikoje figūros, kurios galėtų susėsti, nu gerai, ne jie patys, bet pasikviesti ekspertus, užsienio, mūsų krašto, nu kažką sustrateguoti ir kažką tai, kokią tai liniją padaryti, pranešti apie tą. Dabar pas mus, kaip prezidentas kalba, jeigu iš LRT nueina kas nors paimti šio interviu. Nu aš, pavyzdžiui, jeigu tu esi prezidentas, tu turėk savo ten laiką. Nu nueik tu į tą pačią televiziją, gal nereikia, kad ten kasdien, bet tu turėk laiką mėnesį kartą, ten į ketvirtį kartą, į savaitę, bet tu pasakyk, kad žmonės žinotų, vat prezidentas pasakė, mūsų užsienio politika tokia. Ne, jis dabar laukia klausimų iš žurnalistų ir tada kalba. Man tas toks, reiškia, stilius bendravimo nepatinka. Norisi, kad jisai kalbėtų su žmonėm tas, kas rūpi žmonėms, o nebūtinai tas, kas rūpi. Aišku, jisai kalbėdamas su žurnalistų tą žmonėms visą transliuoja, bet klausimus tai parenka šitie, galbūt reikia, kad iš tautos ateitų tie klausimai. Tai vad man užsienio politikoje, kaip ir vidaus politikoje, norisi labiau aiškiau apibrėžtų dalykų. O užsienio politika, mes visada sakėm, turi tarnauti va čia, vidaus žmonių interesams. Negali būti taip, kad tu vykdai užsienio politiką, mes jau dabar žiūrėkit, net ir Trumpas arba ten jo tas karo ministras jau nebekalba, kad jie Irane žmogaus teisės gina, kad už vertybės kovoja. Ne, jie sako, mes nužudysim ir žiauriai nužudysim ir dar daugiau jūsų nužudysim ir pakeisim šitą režimą kitu. Kokiu nesako. Bet, reiškia, jau visą šitą, ką mes girdėdavom anksčiau apie žmogaus teisės, apie vertybės, apie demokratiją, nebėra jau tų. Vyksta karas. Vyksta karas. Ir karas yra, reiškia, žiaurus dalykas. Pasaulinis. Taip. Tai aš ir noriu, kad mes irgi suprastumėm, kad keičiasi laikas, kad reikia mums irgi nustoti tą, kaip sakyt, kartoti tas, kas buvo gal prieš 20 metų. Ir susiorientuoti šitoj situacijai. Aš nesakau, kad lengva, bet galima šitą padaryti. Gerai, gerbiamas Vytautai, vat čia kaip šiuo atveju kitas Vytautas pasakė, yra interesai, instrumentas, išmintis. Jūs labai gerai įvardinot, kad mūsų interesas esam tas būtent demografinė situacija, kad mums išsaugot savo tautą. Bet vat aš vėl LRT, va čia Artūro paminėta, galvoju, ten Tapienė nepareiškia, mes esam Ukraina. Daugiau nesinori nieko klausyti ir žiūrėti. Bet šiuo atveju, vat, kad mes kalbam, instrumentas kalbam, kad mūsų ministrai, mūsų vadovybė, ir atsiprašau, ten, gerbiamas Artūras paminėjo, ten, aš tikrai gal tarp eilučių daugiau, kas yra prezidento komanda, man ten labai neaišku, kas per klouną yra premjerės komandoje, atsiprašau už susireiškimą, ten yra, arba ten jie, kaip čia pasakė vienas, susidūrė su jais, arba jie visiškai kitaip mąsto ir jų interesai kitie negu mūsų visos tautos, arba ten neaišku, kas daros. Tai vat ir išmintis. Tai vat dabar kalbam apie užsienio politiką. Ar mes savo vykdomą dalykais, tuos interesus savo išsaugo tautą su tais instrumentais, šiuo atveju kalbam apie žmonės ne savo vietose. Jie ne specialistai savo reikalų, kas yra Lietuvos tragedija, bet kurioje srityje paėmus. Yra išmintis. Vėl, kada mes tapom tų giminaičių, ten visokių, ten, tau nereikia, kaip tarybiniais laikais, baigti ekonomiką. Šeiminė išmintis. Gentinė išmintis. Tai pratęskit man tą situaciją, kada viskas vietom sukeista, kada LRT ten žurnalistai vadovauja, kam nori ten, tam pačiam prezidentui. Bijo LRT vadovas, Seimo pirmininkas tas pats, visi bijo šitų šaumenų, ten Valinsko, tai palaukit,
Nu, ką Jakilaitis pasakys, tai kuris atsistojęs prieš savo pokalbininkus, ar reikėtų turbūt daug knygų atsisėsti ir maždaug kokie jūs visi esate čia kvaili prieš mane, tai su keista vietom, uodega visgi našunį pas mane. Nu, tai čia vėlgi galima būtų be galo, be krašto tas čia vardyti, bet esmė būtų tokia, kad ir valstybės vadovai, ir politikai turėtų įvardyti bent tą būseną, kurioje mes dabar gyvename. Kokas čia vyksta pasaulyje, nes mes priklausome nuo to pasaulio. Tai jeigu aš taip pasakyčiau labai aiškiai, vyksta pasaulinis imperialistinis karas dėl pasaulio persidalymo. Tokie karai buvo 20 amžius. Pasaulis kodėl ir kodėl tie karai yra būdingi pačiai kapitalizmo sistemai, kurioje mes gyvename. Todėl, kad kapitalizmo sistema formavosi kolonijinės sistemos pagrindų. Kolonializmas yra naujų rinkų užkariavimas ir po to tų rinkų persidalymas kartu su vergų prekyba. Tai toks yra prigimtinis bruožas. Ir to prigimtinio bruožo mes, kai nusistovi tam tikros taikios sąlygos, tad tie prigimtiniai bruožai apkaišomi įvairiom žmogaus teisių, pasaulinių organizacijų, pasaulio prekybos organizacijų, ten ir taip toliau mechanizmais ir suteikia tam tikrą galimybę taikiai gyventi, sugyventi įvairiom šalim. Bet tik tai iki tol, kol vėl išryškėja būtinumas dalytis ir persidalyti. Kaip tas būtinumas išryškėjo Kinijos imperijai atgimusiai, įgaunant tokią galią didžiulę, kuri pradėjo hegemoninę Jungtinių valstijų galią ardyti. Tai mes turime tokią dabar situaciją. Jeigu mes nesuprantame, kas vyksta, tai mes negalime net paaiškinti įvairių dalykų, kurie vyksta Ukrainoje, kaip dalijamasi Ukraina, kas čia, kokie žaidėjai dalyvauja, o dalyvauja ten žaidėjai Rusija, Kinija, Jungtinės valstijos, Izraelis tas pats dalyvauja per savo įvairius atstovus, Britai dalyvauja. Kaip ten klostosi ta situacija ir kas kenčia, dėl to mes žinome, kas kraują lieja. Ir kas kraują lieja beje ir už mus, nes rytų flangas yra pakibęs dalymosi objektas. Jis tai jau pradėta įvardyti irgi. Taip jau ir vokiečių, ir lenkai tą grėsmę jau seniau. Estai tai tą žino jau vėlgi senai. Mes vėlgi irgi nedrįstame taip iki galo pasakyti. Tai būtina tiesiog tą vaizdą pasaulio aiškesnį susidaryti, nėra lengva jį susidaryti, tai akivaizdu, nes kada pradeda vykti intensyvios pasaulio persidalymo karai, kurie apsireiškia nebūtinai tiesioginė konfrontacija Kinų ir Jungtinių valstijų karinė konfrontacija, bet ekonominė ir visai kitokia. Ir ta konfrontacija apsireiškia kariniais konfliktais įvairiose srityse pasaulio. Sakykime, Afganistano, Pakistano, kiek ten yra to pasidalymo dalybų dar dėmuo. Tai, pavyzdžiui, Pakistanas kaltina Afganistaną esant jau Indijos proksio, o Indijos ir Kinijos santykiai vėlgi labai veriasi daugelis dalykų. Tas pats dabartinis Iranas ir kodėl padegti yra artimieji praktiškai rytai. Kiek tas padegimas, tai mums reikia suvokti esminius interesus kieno. Jungtinių valstijų strateginį interesą, kuris yra susijęs su konfrontacija su kinais. Strateginį interesą kitą, kad Izraelio saugumas yra besąlygiška Jungtinių valstijų strateginis tikslas. Ir kitas dalykas, Izraelio strateginis interesas. O Izraelio strateginį interesą yra labai sunku, tiesiog nenorima įvardyti. O jo strateginis interesas yra vienas iš esminių, yra tas, kad nebeliktų kalbų apie Palestinos valstybės įkūrimą, jokių kalbų, ir kad būtų panaikintos prielaidos netgi Palestinos valstybės kūrimui. Iš to plaukia dar vienas strateginis interesas – didinti savo gyvybinę erdvę, tai kitaip tariant teritoriją. Teritorija didinama vidinės kolonizacijos būdu, naikinant vakarų kranto
kuriant nausėdijas ir naikinant savivaldos. Šitą, jeigu mes pažiūrėtume žemėlapius ten prieš 30 metų vakarų kranto ir dabartinių žemėlapius, mes pamatytume, kad ten nebeįmanoma kurti jokio valstybinio darinio, nes yra taškuotai, viskas yra perimta praktiškai nausėdijų. Tai jeigu mes... Tai čia plaukia iš tokių bendresnių, bet mes šitų dalykų net nenorime svarstyti ir įvardyti ir savo formuoti tam užsienio politikoje, orientuotis pagal tų pagrindinių žaidėjų strateginius interesus. Dabar, kai Jungtinės valstijos visą laiką kalba apie branduolinės programas ir taip toliau, tai iš tiesų yra svarbus dalykas, svarbus Izraelio saugumo šitas, nes šitie ajatolų režimas jau iš tikrųjų visą laiką skelbia Izraelį kaip strateginį priešininką ir kurį būtina, kad jo valstybingumą būtina sunaikinti. Tai nežinau, jūs buvot, sako, tiek Irane buvo laikrodis, kur parašyta, kiek dar liko Izraelio egzistuoti. Tai čia kita. Bet mes pasižiūrėkime Rusiją, Kremlius tą patį skelbia Ukrainos atžvilgiu ir kokia yra Jungtinių valstybių reakcija. Visiškai dviprasmiškai, dvilypė ir netgi verčianti Ukrainą iš esmės tarsi kapituliuoti. Tai čia vienas dalykas, bet kitas dalykas problemose su dėl smūgių Irano ir Irano režimo naikinimu ir Irano valstybingumo naikinimu yra Kinija. Juk šitas visas kelias tai yra vienas iš 6 koridorių, Hormūzo sąsiauris, Raudonoji jūra, yra Kinijos logistikos esminis viena iš didžiųjų šitą. 20% pasaulio. 20. Pasaulio naftos, bet Kinijos logistikoje, šitame juostos ir kelio visoje šitoje logistikoje, tai yra vienas iš 6 koridorių. Ir kas ten jungiama Kinija, ten Malakos sąsiauris, ten Šri Lankos hubas, didžiulis uostas, kuris yra, ir Irano uostai, iš kurių eina atšakos į Vidurinę Aziją ir ką tik nori, ir toliau į Europą. Va čia yra didžiulis didžiulis yra smūgis Kinijai, bet pasaulyje tarsi apie šitai nekalbam ir akivaizdu ir patys kinai nekalbės. Kinai tik tai gali dabar reikšti pretenzijas tam tikras Iranui ir jie reiškia. Ir čia yra dar vienas dalykas, kad tada tarsi strateginiai partneriai Kinija ir Iranas yra supriešinami tam tikrų būdų. Bet vėlgi, kas gauna naudą? Vienas naudos gavėjas yra iš dalies. Kažko netenki, bet kažką ir gali gauti. Bet ir ta pati Kinija gali gauti, pirkdama, perimdama Rusijos naftą su dideliu šituo ir po to jau pardavinėdama pasauliui gaminius, uždarius Hormūzo šitą. Niekada nėra taip, kad dideli geopolitiniai smūgiai arba kariniai veiksmai būtų vienprasmiai ir kažkokie vieno lygmens. Jie yra daugialypiai ir iš visur stengiamasi kažkas pralaimėjęs vienoj pusėje tarsi netektis, bet kitoj pusėje išgriebti naudos. Ir niekas nepaiso, patikėkit, apie milijonus ten žūstančių ar nežūstančių, niekam šitam geopolitiniam žaidime šitą yra jau neįdomu. Dabar grįžtant vėlgi prie mūsų tos politikos, ir kuri buvo susijusi su Kinija ir Taivanu, kuri vadinama vertybinė. Kas yra Taivano pagrindinis ekonominis partneris? Kinija, akivaizdu, kitaip nėra. Per Kiniją eina visa ir čipų, ir daugybė gaminių, kurie eina į Rusiją. Kas išgelbėjo Rusijos ginklų karinį kompleksą pirmaisiais karo metais ir taip toliau? Taivano didelio tikslumo staklės, kurios be kurių neįmanoma karinė gamyba, kuri buvo tiekiama, pardavinėjama Rusijai. Kas yra Ukrainos pagrindinis ekonominis toks partneris šiuo metu? Ukrainos užsienio reikalų ministro pareiškimų, kurį aš mačiau, tai Kinija. Dar vienas dalykas. Tai tada klausimas, kas yra Europos Sąjungos pagrindinis ekonominis toks partneris ir taip toliau. Dabar visi važiuoja dėl ko? Dėl didinimo, kad Kinija dalyvauja ir padeda smaugti Ukrainą, tai yra faktas.
Irgi faktas. Bet Kinija taip pat sėkmingai prekiauja ir taip toliau. Ir tam tikrų būdų palaiko tokį geopolitinį balansą Europoje. Kodėl? Todėl, kad kur Kinijos investicijos, Kinijai pražūtinga būtų prarasti ekonominę visą šitą ES rinką dėl to, kad Rusija ją naikintų. Ji tiesiog negali, kaip ji negali leisti ir visiškai įsivyrauti Kremliui Baltarusijoje, kuris yra pagrindinis hubas, vienas iš tų didžiųjų ir gamyklų, ir prekių tiekimo Europai. Juk iš Baltarusijos į Europą per Lenkiją eina 10% eksporto Kinijos į Europą. Tai vėlgi mūsų ekonomistai ir politikai tą turėtų tos dalykus žinoti ir orientuotis. Ir čia nebūtinai kalbėti apie kažkokią vertybinius ar kitokius dalykus, nes diplomatijoje ir šiaip politikoje yra viešoji politika ir retorika ir yra kitokie santykiai. Tai pavyzdžiui, apgailėtina yra, kad mūsų tie kitokie nevieši santykiai, mes su Baltarusija neišsprendžiame šitų fūrų vadinamųjų vežėjų problemų. Tai šitą turėjo kažkas padaryti, kažkaip, bet mums pasirodo lengviau važiuoti ir prašyti pagalbos Amerikos šitų, kurie važiuoja ten kalbėti. Bet reikalas ten stovi, nes tai per nelyg, tiesiog, ne to geopolitinio vyksmo reikalas. Dabar dar apie instrumentus čia buvo užsiminta. Labai trumpai. Geopolitinėme žaidime reikia turėti ir geopolitinius instrumentus. Jeigu žaidi, ir aišku, išminti reikia turėti suvokimą, kas pasaulyje vyksta ir kas čia vyksta regione, kas vyksta Lenkijoje, kaip čia prisidėti prie įvairių interesų, tą reikėtų suvokti. Nematau tokio suvokimo, bent jau viešumoje. O kas yra geopolitiniai instrumentai? Tai instrumentai tai tokie ekonominiai, logistiniai kažkokie dalykai, kurie yra svarbus didesniems už tave žaidėjams. Tai kokius mes turėjom tos instrumentus? Mes turėjome atominę energetiką, kur akivaizdu yra instrumentų. Mes turėjom naftos gamyklą, kuri galėjo būti geopolitinių instrumentų, jį tokių galėtų būti. Ir mes turime geležinkelį, kuriame yra interesų kokių žaidėjų. Didelių geopolitinių žaidėjų. Ar mes pasinaudojame šitais? Mes niekaip, mes nuo jų atsisakėme. Nes mes atsisakėme bendrauti su tais geopolitiniais žaidėjais, kurie turėtų interesą. Kitaip tariant, mes turime dar vieną išlikusi geopolitinį instrumentą, kuris rūdyja, nes mes neturime išminties jo naudoti. Gerbiamas Vytautai, jūs buvęs prezidento Algirdo Brazausko patarėjas tuo metu ekonomikai, vis tik tai Brazauskas buvo šeimininkas šitos valstybės ir jautė atsakomybę. Dabar aš randu logiką, kada kalbam apie kažkokias problemas, šiek tiek Artūras, kiek Vytautas išdėstė, man viskas atsistoja savo vietose. Jeigu aš matau, kad tie žmonės esantys valdžioje, priiminėjantys sprendimus, atvirai pasakius, dirba savo kišenės labui, tada man viskas labai aiškiai atsistoja į savo. Kas yra vertybinė politika, tas pavyzdys man su Taivaniu yra labai aiškus, kada Gvatemalos prezidentas Portulijos už tokį patį Taivanio pripažinimą, čia Amerikos aukščiausio teismo yra sprendimas ir išaiškinimas gavo 2,5 milijono. Tai vat paneikit, kas gali paneigti, kad kokie mūsų užsienio reikalų ten tie veikėjai, ten, kurie priiminėja sprendimus, negavo būtent iš ten kažkokiu tai ten pakišų ir taip toliau. Va tada man viskas atsistoja į savo vietos. Ta, ką Vytautas išvardino ir įvardinamas tiek Mažeikių naftos, sakykime, šiuo atveju pardavimo atominės elektrinės, man toks įspūdis, kad mūsų visa politika dirba kažkokiam tai kitų valstybių labai, kurie strateguoja, mato savo ten, žino savo būtent kaip jūs interesus, kad mums čia Lietuvoje nereikia, kad jie turėtų atominę, mums nereikia, kad Mažeikių naftą jie turėtų savo rankose, tada man viskas atsirodo. Kyšiai, papirkinėjimai, tarptautinė korupcija, viskas man atsistoja į savo vietas. Nes aš tikrai netikiu tom pasakėlėm, kada teko tik su jaunimu tokiu moksleivis bendrauti, kad jiems prisiklausę tų vertybinių politikų, pradėjom, sakau, negi jūs
vaikinai įsivaizduojat, kad kažkas tai Londone, New York'e atsikėlęs iš ryto pradeda galvoti, ką čia man Lietuvai dar gero padarius. Nu, nėra tokių dalykų, tai ir čia šiuo atveju, kur jūs matytut kažkokį tai išeitį, va tą politiką, matom, kad interesus susidėliuojam tų didžiųjų, viskas atsistoja į savo vietos. Ir ten, ko jie siekia. O Lietuva ko siekia, tai yra. Ko siekia mūsų užsienio reikalų ministras. Nu, jeigu siekia prezidento posto ir lekia ten pasiklausti, ar Amerikai, kaip jiem daryti su geležinkeliu, tų tranzitų belarusiškų, nu tai prašau, gal jam Amerika padės už jo tos patarimus. Šiuo atveju gal net Jungtinė karalystė daugiau rinkimuose, kada turėtų va tokį priečkų atsinėt, nu, anot Donelaičio, kuris ten neaišku, kam tarnauja. Stui tarė priečkus. Kaip? Donelaitis metai. Nu. Taip ten buvo. Stui tarė priečkus. Ne stoj, ne dar, bet būtent STUI. Stui tarė priečkus. Pamenu, tokia jokinga. Jo, kas gali paneigti? Nekaltumo prezumpcija. Ponas Artūras tikrai turbūt patvirtins, kad civilizacija nuo barbariškų šalių skiriasi tuo, kad Romos teisė dominavo nekaltumo prezumpcija. Ir barbarai ją nugalėjo. Nu, Sugriovė. irgi teisybė. Yra toks punktas. Negalima absoliutinti jų. Visiškai teisingai, nėra nieko absoliutinti. Visi tą teisę užmiršo vos po kiek šimtų metų prisimenu. Būtent, gerai. Bet paklausius ir Vytautui, ir Gediminai pačiai, ir Artūrai, kairė nežino, ką daro dešinė. Tikrai taip, o kodėl? Kad galbūt viena iš priežasčių, tai lyderių stoka. O lyderis, nuo kokio žodžio? Tu lydėti. Lydėti kur? Kada? Su kuo? Bet tu turi žinoti, kur tu lydi. Visiškai teisingai. Jo, visiškai teisingai. Reikia žinot kur. Na, akivaizdu, kad užsienio politika tai yra vidaus politikos tęsinys. Čia nieko įrodinėti, nieko naujo nepasakysiu. Ir užsienio politikos tikslas, jeigu kur lydėti, tai jeigu tai ne judėjimas šalies judėjimas į tobulybę, tai bent į geresnį gyvenimą. From austerity to prosperity. Nuo sunkios ekonominės padėties į klestėjimą, taip galima suformuluoti. Kaip tai galima daryti? Aš kaip tik ir minėjau, kad išmintis turi būti, lyderiai turi turėti tą išmintį. O kas yra išmintis? Mes jau keletą kartų minėjom tą patį žodį. Tai kelionė į statų kalną, kur alpinistai yra kalnų sraigės. Kalnų sraigės tai yra tie patys alpinistai, tie patys lyderiai. Bet, žinot, ir kai kopi į statų kalną, tai labai dažnai nepasinaudosi navigacijos priemonėmis. Gali būti tik orientyrai. Tai kur išeitis? Aš mačiau tą išeitį, kada reikėjo patekti į aukščiausią Europos kalną Mont Blancą. Tai išeitis Šamonį miestelė labai paprasta. Paspaudė į liftą ir pakilai. Ir viskas. Tai yra išmintis, tai yra efektyvumas, tai yra konkurencija ir kas tik nori. Dabar užsienio politika, nedaug kas, bet teko girdėti, kad ne tik, kad čia sudėtinga ir problematika, tai akivaizdu. Visada buvo. Be abejo, nes visuomet, kada reikia pasirinkti ar kitą, tai netai paprasta. Bet teko girdėti, sako, kas tai užsienio politika, tai iliuzinis optimizmas ar optimistinė iliuzija. Tokia formuluotė. Aišku, galima sakyti, galima ne, bet teisė, kad čia ar pagal teisę valdyti valstybę, pagal tarptautinę teisę, sakykime, priimti vienokius ar kitokius sprendimus, ar pagal vertybės, ar pagal interesus, irgi taip pat yra pakankamai sunku. Visi tie pasikeitimai, apie kuriuos Vytautai jūs kalbėjot, vis dėlto yra išvestinė. Teisingai, ką jūs pritariu pilnai. Bet kas yra geoekonomika? Geopolitika, aš vis dėlto esu tos nuomonės, kad yra išvestinė nuo geoekonomikos. Geoekonomika tai yra, kai tarptautinė teisė aptarnauja keletą labiausiai išvystytų, labiausiai pasistumėjusių į priekį valstybių interesus. Tų valstybių interesus, o ne visų.
Dėl Kinijos, nu, aš taip pat laikausi tos nuomonės, kad Jinai turi atsiprašyti mūsų, kaip Nausėda sakė. Nu, taip, nu, ištiesti nekenktų. ranką. Nekenktų, jeigu ištiestume ranką, dar turėtų pabučiuoti, turbūt, ir rankeną išbučiuoti. Bet aš manau, kad nu, čia truputėlį ne taip. Ko gero, gali būti viskas atvirkščiai. Ja. Tai mes pradėjom ir mes padarėm galbūt tos, ne galbūt, bet padarėm netiksliai sužaidėm, kaip rusai sakytų, negramotna sužaidėm. Nu ir dabar turim tą rezultatą, kad Lietuvos nėra Kinijos žemėlapį, nėra nei muitinės kodose, nei kitur. Tai kas čia per pasiekimas? Kad jie kompensuoja ten, kas ten Singapūras, Vietnamas ar dar kas, tai kompensuoja. Bet kodėl Kinijos nėra? 21 amžiuje ir visos tie pasistumdymai yra tarp ko ir ko, nu visiškai akivaizdu. Ne tarp ES ir Kinijos, ne tarp ES ir Amerikos, nieko panašaus, padėtų. Tai yra tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų. Kas bus lyderis 21 amžiuje? Ir tai, ką daro dabar Trumpas, arba kaip, kur čia Economist, man atrodo, pavadina, Trumpas Napoleonas, simbiozė. Sako, nu taip, sako, mes viską žinom, kodėl, sako, mums patinka irgi, sako, suflė, kabare, ten ir kitokie ten, va, tai ta prasme, žinoma, kad mes turime atrasti savo, galbūt ne egoistinius, bet savo nacionalinius interesus. Ir dažniausiai tai vis dėlto galbūt būtų palankiausia, tai auksinis viduriukas ES politikai. Tada mes neiškrentam iš ansamblį ir netampam meškos už ūsų. Kam jie erzinti, kam jie tampyti. Dėl tos personifikacijos, nu, aš nesimčiau spręsti, aš turėčiau kitą nuomonę, nes man teko matyti, kaip kalbėjo ten, sakykime, tiek jaunesnysis Landsbergis, per CNN, per Euronews, per BBC World Service, per kitas ten, tikrai gražiai labai kalbėjo. Jeigu aš tiek gerai nepažįstu ir negaliu ten, sakykime, įvertinti ir matuoti ten gerai ar blogai, ten buvęs, esamas ar dar ten kaip. Bet nu, man teko matyti iš ties, tai vienas iš įspūdingiausiai kalbančių, kaip beje ir buvusi krašto apsaugos ministrė, aš pamiršau jas. Šakalėn, puikiausiai, gražiausiai, tik komplimentai, aplodismentai. Bet Vytautai, negaliu neįsikišęs. Mes aplamai tapom gražiai šnekančių politikų, vienu žodžiu, šalimi, kurių rezultatai darbo. Gangrena, jo, kurių rezultatai gangrena, nieko panašaus. Kaip šventam rašte buvo parašyta, pirma buvo žodis, po to žodis tapo kūnu. Jeigu gražiai nekalbėsi, tai ir negausi to kūno. Ir jie iš tikrųjų, ir Šakalienė, ir Landsbergis, ir Kęstutis Budrys, nu, puikiai prezentuoja. O ta prasme, tik kas nepadaryta, tai vėl mes grįžtam tai, ką sakė Vytautas, Artūras ir pats, ką formulavai. Ir mano nuomonė lygiai tokia pat. Kad nėra nieko praktiškesnio, kaip gera teorija. Nesudaryta tos strategijos. Ir tada tu išties, tada kairė nežino, ką daro dešinė. Ir mes tada pasiklystam tarp trijų pušų, nežinodami, ką daryti, ką nuveikti vienu ar kitų momentų. Ir kokį priimt sprendimą. Kinija, Taivanis. Nu, jūs, kodėl Taivanis ten prekiauja ir visą kitą. Aš klausimą kelčiu, taip, o kas yra vertė? Vertybių politika. Kas yra vertė? O vertė yra kas? Yra geresnis pragyvenimo lygis. Tai jeigu santykiai su Kinija neprieštarauja, o kaip tik padeda pasiekti tą geresnį pragyvenimo lygį, tai čia yra vertybinė politika. Nu taip, kodėl mes taip atskiriam taip juodai per kažkokią tai sieną juodą. Jo. Tai ir lygiai taip pat dėl tų, sakykime, nelemtų trašų ten to pervežimo. Nu tiesą sakant, kai buvo pranešta, kad čia bus draudžiamas pervežti tos trašos, nu aš buvo, tiesą sakant, apstulbęs, sakau tiesiai. Nes nu kam uždraust, nes vis tiek jas perveš. Taip. Vis tiek jas perveš. Mes, žinot, yra dar toks posakis, aš tiesiog sugalvoju vieną tokį, kad sako, taip, from Pacific to Pacific, we should find something specific. Išverskit, prašom. Pala. From Pacific to Pacific, we should find something specific.
from Atlantic to Atlantic, everybody knows Baltic. Nuo Ramiojo vandenyno iki Ramiojo vandenyno mes turime atrasti kažką tai specifinio. Vat, kad ir tai pačiai Kinijai, lietuviškas alus ar ten dar ten kažkas tai. Taip, nuo Atlanto į Atlantą visi jau žino Lietuvą. Bet tai nereiškia, kad mes turime savo užsienio politiką apriepti visą pasaulį ir su visais vienodais draugauti ir mėginti kažką tai išgauti. Neišeis, mes neturim tiek jėgų. Tai jūs, Vytautai, sakėte, kad šitas buvot apstulbęs, kada ten toks sprendimas. A jūs sakykit, neapstulbot, kada mūsų prezidentės Grybauskaitės su Tapino pagalba darė Baltijos kelio, kabutėse, tokia imitacija iki medininkų, vienu žodžiu su tom baltai raudonom Baltarusijos vėliavom. Nes yra toks pasakymas, nelysk su savo maldaknyke į svetimus maldos namus. Taip, kur mes ten lindom, ko ten jiem prezidentus rinkom, čia atsivežėm ten vieną iš kandidačių paskelbėm, ten čia vadovė. Bet čia pačiai pabaigai labai trumpai. Ne, tarp kitko, kada atvyko Makronas į Lietuvą, jis nepavadino Cichanovskos prezidentą, ne? Nesvarbu, kas išrinko. Jis pavadino opozicijos lyderę. Atkreipkite dėmesį. Tokie ir buvo. Toks jo statusas realiai buvo toks. O pas mus